100 sekundžių. Nuo šiandien lengviesiams automobiliams automagistralėse leidžiama važiuoti netidesniu kaip 110 km/h greičiu. Taip pat leidžiama eksploatuoti dygliuotas padangas. Vairuoti transporto priemonės turinčias vasarinės padangas bus draudžiama nuo lapkričio 10-osios. Pranešama, kad Rusijos vidaus reikalų ministerijos transporto lėktuvas, kurį sekmadienį Jakutijoje ištiko katastrofa, skrido 20-30 metrų aukštyje ir atsitrenkė į aukštą Rūdo sąvartyną. Žuvo visi 11 juo skridusių įgulos narių. Pasvalio rajone Helovino vakarėlis pirtyje 8 jaunuoliams baigėsi kraupiai. Norėdami padidinti karštį, jie į krosnį šliūkštelėjo benzino. Degaus skysčio garai sprogo, benziną į ugnį pylę vaikinai smarkiai apdegė, 2 iš jų reanimacijoje. Nukentėjo ir kiti 6 pirtyje kaitinėsi asmenys. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorė Hillary Clinton ragino Izraelį ir Palestiną kaip galima greičiau atnaujinti derybas. Palestina tvirtina, kad Izraelis turi nutraukti naujų gyvenviečių statybą okupuotose teritorijose prieš atnaujinant derybas. Tačiau Izraelio ministras pirmininkas teigia, kad tai tik pretekstas neatnaujinti taikos proceso. Italijos ministras pirmininkas Silvijus Berlusconis neketina atsistatydinti, net jei bus nuteistas per vieną iš teismo procesų. Tai Berlusconis pareiškė duodamas interviu knygai, kuri pasirodys kitą savaitę. Artimiausią parą be žymesnių kritulių. Temperatūra naktį 1-6 laipsniai šalčio, dieną 0-5 laipsniai šilumos. Gabija Lunevičiūtė, 100 sekundžių.